dalyvausim toje aukcione, turim ramą tokį įdomesnį variantą, gal aš jums pabandysiu jį parodyti, to aš nusikopinu jo lotą. Copy link man rašo, man nereikia linko, man reikia nuorodos, o man jos nėra. Taip, kur ta nuoroda? Pam. Čia daug visko atsidaręs, jisai yra, stovi pas manęs svetainėje, žiūrėkit, va toks va ramukas, su tokiu daužimu, iš šono. Ir bandysime jį laimėti už $16,000. Tai, manyčiau, turėtų pasisekti. Čia žmogus pats išsirinko, jam patinka visa jo komplektacija, kaina, žiūrėkit, irgi galima apsiskaičiuoti pas mane svetainėje, jeigu 16,000 įvesim, tai jums skaičiuoklė iš karto rodys kainą, reikia tik pasirinkti dabar va kėbulo tipą, čia SUVas yra, didelė mašina, tai jinai bus siuntimas brangesnis nei standartiškai, $26,188. Čia yra visa kaina doleriais. Tai einam į aukcioną atgal, kol mes jo nepramazinam. Hebra, jeigu kam reikia mašinos, einat usautoimport.lt, įdėsiu nuorodą, pasižiūrit, o aš dabar einu žiūrėti, kad laimėti. Dar yra 8 minutės, tai yra 8 mašinos iki pačio aukciono. Čia dėl Highlanderio daužosi 30,000, jau 25 metų nauja mašina. Ir daužimas toks pakankamai nedidelis. Neblogai tas Highlanderis atrodo. Toks tankas irgi geras. Tai jeigu kalbant, Hebra, apie mano puslapiuką, tai galit pereiti, pasinaudoti, yra visi automobiliai vienoje vietoje, tai yra būdo aukcionai, tai pasirinkti galit bet kokią mašiną, tarkim pasirenkam kokią nors Audi, bet ką, žiūrėkit, metus pasirenkam, tarkim nuo kokių 16 iki daleiskim 20, varom, žiūrim, ką turim, yra abiejų aukcionų, tai jai aukcionas ir Koparto aukcionas, čia eina rekomendacijos, ne rekomendacijos, rašo draudimo, nedraudimo, čia reiškia, kad aukcionas vykstantis yra dabar, biški pagrįžtam atgal pasižiūrėti, kad nepramazintumėm, 6 minutės liko. Tai hebrytė, tai jeigu įdomios mašinos, einat, pasirenkat kažką, tai pasižiūrit, kokia kaina automobilio gaunasi, jūs galite įsivesti, čia tarkim jūs norėtumėt statyti maksimum, tarkim ten $5,000, tai pačioje jums iš karto rodo kainą, kiek jisai bus Lietuvoje su visais muitais ir mokesčiais, irgi kainos yra doleriais. Tai konvertuoju aš pagal tą Luminoro valiutos kursą, tai galit pasitikrinti. Nuotraukų galerija yra, galit pasižiūrėti, aiškus, irgi visas nuotraukas pereiti, ir jeigu norit dalyvauti, turite prisiregistruoti. Prisiregistravus jums atsiranda šitoks meniu, čia planą galite įsigyti, yra planai. Jums rodys, aš turiu neribotą planą savo pasidaręs. Tai ir pirmin, ir nuperkam ir parvežam, jeigu reikia dar ir sutvarkom. Tai turim dar dėl tos pačios, Equinox kažkoksai tai Chevroletas. Kopartas šiaip tai labai ilgai eina šitas aukcionas. Ta prasme, mašinas ilgai eina, jais daug greičiau pasibaigia, daug greičiau praeina mašinos. Kaip manot, laimėsim ar ne? Dabar stovi mano 15,5 kaina ir mano maksimalus statymas 15,5. Pas daug, kad tarp kitko klausimas yra. Jeigu aš pastatysiu visą, tarkim, kainą, kokią maksimum norėčiau statyti, tarkim 10,000 ir iš karto jūs visą ir pastatysit. Hebra, vyksta viskas taip, aš pastatysiu visą iš karto.
Bet tai nereiškia, kad mes už tiek ir pirksim. Vat kaip dabar, žmogus buvo pasakęs 15,5, yra pastatyta 15,5. Bet dabar kaina stovi 14,5. Jeigu kažkas tai paspaustų bidinti, mane permuštų, tai mano automatiškai kaina persimuštų vėl. Kiltų į viršų, tai po biškį ir kelia iki tos ribos, kiek esu maksimum pastatęs. Bet jeigu sustotų, kažkas tai nebebidins daugiau, tai mes galim laimėti ir už mažiau, negu jūs norėjot, už mažesnę sumą. Taip kad va čia yra viskas paprasta. Aš jums dar kokį kartą padarysiu dar video, pademonstruosiu, kaip tas veikia. Nu, žiūrėkit, liko 4 minutės, 4 mašinos tiksliau. Čia skaičiuoja Kopartas vieną mašiną 1 minutę, vėl Toyota Highlanderis. Nu, šis gražus, spalva graži, tas baltas perlas, bet labai durna dažymai. Ne dažų kaina durna, bet pati atitaikyti spalvą yra labai sudėtinga, kadangi yra trikomponenčiai dažai. Eina balta bazė, po to pučiasi perlas ir po to pučiasi lakas. Tai va, ir labai sunkiai atitaikyti yra. Bet mes turim gerų meistrų, turim labai gerų dažytojų, tiksliau labai gerą dažytoją, tai ir matinę spalvą dažo, jeigu reikia. Žodžiu, chebra tiesinam ir kėbulus, viską. Ir ta rama irgi, tas ramas yra padaužytas, tai mes tvarkom ir tos ramus. Jeigu kas nematėt, galit pereiti pasižiūrėti YouTube video, yra ten ram remontas ir buvo ne vienas jau tvarkytas ramas. Pačius rėmus tiesinam, nukelinėjam nuo kėbulo, nu žodžiu, darom daug visokiausių darbų. Pas mumis visas servisas yra vietoje, ta prasme, niekur nereikia mašinos vežioti. Tai ir kėbulus tiesinam, ir dažom, ir važiuoklės tvarkom. Nu, vienu žodžiu, visas procesas yra vienoje vietoje, tik tai ko nedarom, tai elektros. Jau pas elektriką vežam dažniausiai mašinas. Bet šiaip tai mašina, jeigu klientai ne iš Klaipėdos, nes mes iš Klaipėdos, tai davedam mašiną iki raktų, reikia klientų tik tais atvažiuoja, pasiema raktus ir važiuoja namo, nes galim ir užregistruoti jūsų vardų regitroje. Ekspertizės ten praeinam, technikinius, ten ratų suvedimas su pažyma. Žodžiu, žiūrim, kas čia toliau vyksta su tais aukcionais. Nu... 23 metų Toyota Highlanderis. Geras aparatas. 21 200. Nu, liko dar 3 mašinos. Kas čia toksai Infiniti? QX80. Nu, kažkoks autobusas. Aišku, skonio reikalas. Nu, čia telikai va, gale stovi. T3 didelė, planšetės. Rimtas aparatas. Bet Lietuvoje nelabai matytas, šiaip tai tokių aš nelabai, gal tiesiog nekreipiau dėmesio, bet, nu, sąžiningai sakant, nesu matęs. Nu, velnės, kad ilgai vyksta tie aukcionai, nu labai lėtai čia. Kai kurie laukia, šitas dar pakankamai greitai. Šiaip tai kiti laukia, kol ratukas apsisuks, iki pačio galo ir tik tais tada paspaudžia bid. Ir vėl iš naujo, vėl palaukia, vėl bid. Tai viena mašina gali eiti net iki 5 minučių. O tai čia yra daug, nes lotų vienam aukcione gali būti ir porą šimtų. Nu, lotas tas yra, tai viena mašina yra vienas lotas. Nos. Turiu nuojautą, kad mes ją nukirsim.
Nu, Sold on approval. sekanti mano, gal garsą aš išjungsiu, kad čia negrotų ta muzika. New bidder. Kai čia toksai suburbanas, bet čia jau gavęs jisai yra per šoną, nu va čia vat man baisiai atrodo, nu kaip baisiai. Šiaip su manim tartis yra labai sudėtinga, nes man baisių mašinų nebūna, man visos yra pataisomos, visos ištaisomos, viskas aiškus remiasi į pinigus, yra pinigų klausimas tiesiog. Nu, 15,5 ir... New bidder. 16. 21 metai. Bonus time. Ai, tas irgi yra purseilas. Purseilas tai yra už kiek laimėsim, už tiek ir atiduos. Nebus, kad ten patvirtinti reikia ar dar kažką tai. Sold. Nu ką, važiuojam. Žiūrėkit, laimim. Pakol kas. Toj bus kas nors. Bim. Klientas sakė iki 16 pastatė. Tai vat, žiūrėkit, laimėsim už 14,5. Valio yra... Все, viskas, chebra, nurovėm dar vieną Dodge Ramą, labai šauni mašina, didelė, smagi, šiaip tai pat su tokia važinėjau, čia klientui sutvarkėm, tai teko biškutį prasivažinėti su ją, nu, iš tikrųjų smagi mašina, dabar būtų įdomu pažiūrėti, jeigu aš dar neuždariau, kiek jos 15,5 jinai gavosi. Laimėjom tiksliau už 15,5. Tai va, žiūrėkit, chebra, jeigu dabar mes ją laimėjom už 15,5, tai 15,500. Žiūrim, ką turim, užsidedam čia, kad yra suvas, o kad suvas, žiūrėkit, tuoj prisitildysiu. O kad suvas, tai būtinai reikia dėti šitą, kadangi jis yra labai didelė mašina, eina čiut ne už 2 mašinas užima vietos konteinerėje. Tai gaunasi 25 473 $, tai kad grubiai tai pasakius, čia bus eurais kažkas tai apie 22, 23, kažkas tai tame tarpe. Tai va, tai žiūrėkit, chebra, čia jums rašo ir iki Lietuvos kaina šitą sumą, kokią sąskaitą aš jums laimėjus išstatau pirmiausia. Tai išstatau sąskaitą va šitą sumą, tai čia yra pats automobilis su aukciono mokesčiais, yra vietinio transporto kaina ir gaunasi jinai iki Lietuvos 18 552 ir dadedu savo va šitos va $380 mokestį ir sumoje aš jums išstatau tokią sąskaitą ir kai grįžta automobilis čianai į Lietuvą, muitinasi automobilis jūsų vardu. Tai tada jums muitinė paskaičiuoja muitą, tai va čia va yra ir PVM paskaičiuoja. Ir viskas, jūs tą susimokat ir automobilį pasiemat. Šiaip tai nuo šitos skaičiuoklės kaina, nu, faktiškai nekinta, gali labai minimaliai kisti, kadangi aš nežinau, kokiu kursu skaičiuos pati muitinė. Toliau laimėjus, ką reikia pasidaryti, reikia EORI kodą išsiimti, o EORI kodas yra kaip išsiimti, o čia vat galit pasiskaityti, kaip išsiimti EORI kodą, tai čia bus ir parsisiųsti instrukciją, visą galit paspaudžiat, atsidarys, va, yra jinai. Pasižiūrit arba parsisiunčiat tiesiog ir pasiemat muitinės tą EORI kodą, čia importuotojo kodas, ir dar sudaryti delegavimo sutartį reikia, čia irgi viskas yra nurodyta, parodyta aiškiai ir suprantamai. Tai va, tai su šito viskas kaip ir aišku, daugiau chebra nieko kaip ir daryti nereikia, reikia tiesiog užeiti pas manęs, išsirinkti mašiną, prisiregistruoti čianai, kad atsirastų jūsų akauntas, nusipirkti, įsigyti planą kažkurį, tai čia yra, planas tai yra depozitas, ne depozitas, užstatas, kad tarkim, jeigu jūs laimėsit aukcione ir persigalvosit pirkti, sakysit, aš nebenoriu, pavyzdžiui, tai aukcionas visą laiką išstato baudą, o bauda visą laiką yra koparte, tarkim, yra minimali bauda, yra $600
ir statymo kaina yra iki 10 000, kas yra kas daugiau yra 10% nuo sumos. Ajajai aukcione visą laiką bauda yra, netiksliau ne visą laiką, o mažiausia bauda yra 1000 ir iki 10 000 statymas, jeigu statymas yra didesnis nei 10 000, tada yra bauda 10% nuo statymo sumos. Tai šituo atveju atlaimėjom, tarkim, už 15 500 ir jeigu dabar atsisakytų pirkti, tai bauda būtų $1550. Tai va, tai chebra tam ir yra įmamas užstatas, tas užstatas niekur neprapuola, čia nėra kažkoksai tai mėnesinis planas ar kažkas tai tokio, čia yra tiesiog užstatas. Jeigu jūs persigalvojat pirkti automobilį, užstatas visą laiką yra grąžinamas atgal jum, o jeigu jūs laimite automobilį, tai užstatas yra įskaičiuojamas į automobilio kainą, į va šitą, kuri buvo skaičiuoklė, va į šitą va bus įskaičiuota kaina. Apie visą tai galite pasiskaityti taisyklėse, o žiūrėkit, čia yra taisyklės, slapukų privatumo politika, pirkimo taisyklės, va. Galite atsidaryti ir pasiskaityti, va, yra planai aprašyti, kas, kaip, kiek ir už kur, žodžiu, viską čia išsiaiškinsit, o jeigu neaišku, tai visą laiką atsidarot va čia, va langelį ir parašot man, aš visą laiką atsakau visiems. Jeigu norit gyvai pabendrauti, paskambinkit, pasišnekėsim, viską išaiškinsim. Tai va, tiek chebra, neturiu daugiau laiko, einu lošti kitų automobilių ir visiems gero vakaro.